15 ženklų, kodėl manau, kad gyvename laikų pabaigoje, pagaliau pasibaigs žmonijos viešpatavimas, sugrįš Jėzus Kristus ir atstatys tvarką žemėje. Tai parodys 15 ženklų, kodėl aš manau, kad gyvename būtent tais pabaigos laikais. Kaip ir čia pažymėta raudonų taškeliu, kad būtent esame prie pat sekančių biblinių įvykių, tai yra Kristaus kūno paėmimo, 7 metų būtent apokalipsės laikotarpio ir už tų 7 metų būtent Kristaus sugrįžimas. Kas žiūri mano įrašus, supranta ir kas tas Kristaus kūnas ir kas tas suspaudimo laikai. Tai turiu apie tai kitus vaizdo įrašus. Kam įdomu, kas nematė, tiesiog apsilankykit mano YouTube'ės kanale ir pasiieškokit kitų vaizdo įrašų. Tai tų ženklų yra ir daugiau, bet nenoriu išplėsti labai ilgo įrašo ir į tuos ženklus galima dar giliau eiti į tas temas, bet apsiribosiu trumpais ženklais ir trumpais paaiškinimais. Tai pirmas ženklas, kad pabaigos laikais išdžius Eufrato upė, kaip ir rašo Biblija, ir 6 angelas išpylė savo butelį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išdžiūvo. Ką matome šiandieną, kad Eufrato upė džiūsta, jau yra išdžiūvus daugiau kaip 50% Eufrato upės. Ir straipsnis apie tai, kad Eufrato upė būtent ir senka. Biblijoje teigiama, kad tai reiškia artėjantį paėmimą, bet vandens karai gali būti labiau žemiška problema. Tai Eufrato upė jau išdžiūvus beveik 50%. Vos per kelis dešimtmečius Eufrato ir Tigro upių sistemos debitas sumažėjo beveik perpus palyginti su vidutiniu metiniu debitu sausais metais. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Tigro ir Eufrato upių baseinuose nuo 2003 iki 2013 metų sumažėjo 144 kubiniai kilometrai gėlo vandens, todėl vandens lygis pasiekė vieną žemiausių per visą užfiksuotą istoriją. Tai vienas iš ženklų, kad gyvename paskutinėmis dienomis. Toliau antras ženklas. Čia ta pati Eufrato upė, bet ne vien tai, kad jinai džiūsta, bet ir matome susiformavusi omega simbolį. Kas yra omega? Jėzus ne vieną kartą sakė, kad jis yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Omega yra pabaiga, tai būtent mes ir gyvename pabaigos laikais. Apreiškimo 22 skyriui. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis. Dievas visur palieka mums simbolius, ženklus, tam, kad mes suprastume. Kas turi akis, te mato, kas turi ausis, te klauso, kaip ir Biblija rašo. Toliau trečias ženklas. Dievas sukūrė žmogų iš molio. Jeigu atsiverstumėte pradžios knygą, ten yra aprašyta. Ir čia yra garsus paveikslas tapytojo Mikelandželo, kur Dievas sukūrė Adomą ir buvo prisilietimas Dievo ir žmogaus pirštų. Tai įsiminkite į šitą rankų prisilietimą. Tai ką Biblija sako, Danielius turėjo sapną apie pabaigos laikus, kur jisai matė atvaizdą, pusiau iš geležies, pusiau iš molio. Tai vėlgi iš molio esame pagaminti mes, žmogus, ir pusiau iš geležies, tai yra būtent ką mes matome šiai dienai, kaip jie nori žmonės sujungti su robotais. Ir vėlgi, kaip minėjau, būtent tą pirštų prisilietimą atsiminkite iš garsaus paveikslo, kur Dievas prisilietė prie Adomo, o čia jau nori šėtonas prisiliesti prie žmogaus ir pakeisti visą žmogaus genus. Šėtonas ir darė jau nuo pat Edeno sodo. Pradžios knygoje 6 skyriui rašoma, kaip angelai nusileisdavo ir iš dangaus ir įgavę fizinius kūnus jie santykiaudavo su žmonių moterimis ir tai būdavo vėlgi šėtono bandymas iškreipti žmogaus genus, ką Dievas paskui ir užtvindė visą žemę tam, kad sunaikinti šitą visą iškreipimą. Ir matome, kaip dabar vėl šėtonas būtent eina tuo pačiu keliu ir nori iškreipti žmogaus genus. Tai nežinau, ar žinot šį žmogų, čia yra milijardierius Sam Altmanas, kuris jam priklauso būtent didžiulės kompanijos dirbtinio intelekto ir jis pastoviai kalba būtent apie žmogaus ir robotų dirbtinio intelekto susiliejimą. Jis pastoviai kalba apie būtent susijungimą. Toliau Elonas Muskas taip pat tuo pačiu užsiema, kaip jisai savo visokiam technologijom ir implantuoja žmonėmis smegenis ir tie žmonės pradeda praregi, jeigu yra akli arba tiesiog judina savo minčių pagalba, telepatiškai gali valdyti kompiuterį, programas, žaisti žaidimus. Tai vėlgi matome, kaip šiomis dienomis būtent ir vyksta tas žmogaus ir geležies susiliejimas. Tai vėl Elonas Muskas kalba, kad jo technologijos yra tokio lygio, kaip Jėzus darė stebuklus žemėje, kaip Jėzus gydė žmonės,
Tai tokio lygio yra būtent ir jo technologijos. I think some kind of brain-machine interface that can give you cybernetic superpowers, I think, is probably good. It could, help people that have brain or spine injuries. Enable people who've never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve, or maybe have never even seen at all, blind from birth. By direct interface to the optical centers in the brain, you can actually restore eyesight or give people eyesight that they've never had before. And you can enable people to walk again, which I think is profound. I mean, these are kind of Jesus level things, let's say like when technologies are hitting like Jesus level miracles, that's pretty good. Sako Jėzaus lygio būtent technologija, kuri padės žmonėm ir valdyti kūnus, kurie nevaldo. Ir Biblija rašo, kad antikristas darys stebuklus ir visas pasaulis seks antikristą. Jie patikės ir pradės garbinti antikristą kaip Dievą. Toliau 4 ženklas. Pabaigos laikais Biblija rašo, kad antikristas turės gali duoti žvėries atvaizdų gyvybę ir padaryti, kad žvėries atvaizdas kalbėtų. Ką aš manau, kad tai yra būtent dirbtinis intelektas. Prieš 1000 metų šitą pranašystę buvo parašyta ir niekas jos negalėjo suprasti. Iki šios dienos. Bet turint tokias technologijas, mes pagaliau galime suprasti, ką reiškia šitą pranašystę. Toliau Melania Trump jau Baltuosiuose rūmuose vaikšto su robotais, tai jau darosi normalu ir jau kasdienybė. Taip pat čia leido robotui eiti pirmiau jos, ką reiškia politiniam kodekse, kad jau robotas gaunasi yra daug svarbiau negu žmogus, kad robotas yra viršesnis negu žmogus. Tai yra smulkios detalės, bet į viską reikia atkreipti dėmesį ir esmė tame, kad jie mums tik parodo, kad robotai perims visą pasaulio valdžią, kad baigėsi žmogaus valdymas ir prasidės robotų valdymas. O kas yra robotai? Robotai yra demonai. Demonams reikia visada kūnų. O jie ir sukūrė robotus, kad demonai turėtų kūnus. Apie tai neįsiplėsiu, bet Elonas Muskas pastoviai šneka, kad išsikvietę dirbtinį intelektą mes iškviečiame demonus. Ir apie tai irgi turiu kitus vaizdo įrašus. Toliau 5 ženklas, kad pabaigos laikais bus totali kontrolė, kažkokia sistema, kur žmogus nepriėmęs kažkokios technologijos, kažkokio ženklo negalės nei pirkti, nei parduoti. Ir kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti išskyrus tą, kuris turi ženklą. Tas ir vyksta su kriptovaliutomis ir visais įstatymais leidžiamais iš Baltųjų rūmų. Trumpas siekia atnaujinti visą finansų sistemą, pakeisti ją skaitmeninę, naują, modernę, būtent kriptovaliutomis ir dirbtiniu intelektu. Aišku, jie gražiai viską pateikia, bet iš tikrųjų tai yra totali kontrolė ir kai jie įgaus kontrolę, kai žmonija priims šitą sistemą, tuomet atsiskleis jų tikrasis veidas ir per tuos suspaudimo laikus, kai antikristas bus žemėje, kai jisai turės visišką valdžią, bus momentas, kai jisai reikalaus, kad žmonės priimtų kažkokį tai žvėries ženklą į ranką arba į kaktą. Tie, kurie nepriims, kurie nepagarbins to antikristo, jie negalės nei pirkti, nei parduoti ir taip pat tokie žmonės bus žudomi. Šiai dienai mes matome, kaip jie griauna senąją sistemą. Jie daro viską, kad griūtų visa sistema, skleidinėja Epšteino failus tam, kad atskleistų visą korupciją tiek ir bankų sistemoje, tiek politikoje. Jie naikina naftos platformas visose pasaulio vietose tam, kad atneštų badą, tam, kad visos kainos sprogtų į aukštumas, tam, kad pinigai nuvertėtų, nes jiem reikia sunaikinti šitą seną sistemą, kad jie galėtų įnešti savo naują, kontroliuojamą su dirbtiniu intelektu, su skaitmeniniam tapatybėm ir kriptovaliutomis. Tai va tą ir matom, kas šiandien vyksta. The technical backbone of the financial system is decades out of date, many years out of date. You know that. Paul and others are straightening it out, but payments and money transfers are costly and take days or even weeks to clear. Under this bill, the entire ancient system will be eligible for a 21st century upgrade
using the state-of-the-art crypto technology. Who would have thought we would have... Sako, kad mūsų dabartinė technologija yra iš vos ne akmens amžiaus ir mums reikia dabar atsinaujinti, būtent dabar. Toliau yra leidžiamos reklamos jau programuoti žmonės, kad neva gryni pinigai yra blogis, kad tai tiesiog visiems trukdo. Daugybę dešimtmečių niekam netrukdė, visiems viskas buvo gerai, bet dabar staiga gryni pinigai tiesiog apsunkina visus. Tick. Tick 1, ding 2, ding ding, jiggy, ding da. Visur stringa, niekas nepriima, žodžiu, jie moka pateikti, užprogramuoti žmonės, kad dabar jau gryni pinigai yra blogis. Ding da. Tangida sa gara dunga. Kiši pinigus, kur tau į kokį aparatą, nieks tau nelenda, kiši kortelė neveikia, bet jie atneš tą kriptovaliutas ir viskas tiesiog stebuklingai veiks. Gyvenom 100 metų, viskas veikia popieriniais pinigais, bet dabar staiga nebeveikia. Prie to pačio galima pamatyti, kaip jau yra ruošiamasi būtent tiems laikams, kai bus antikristas totaliai kontroliai, kas jau vyksta Anglijoje, Aldi parduotuvėse, kad jie jau nebeįleidinėja žmonių, jeigu tie žmonės neturi kažkokio tai skaitmeninės programėlės. Turi nuskenuoti prie įėjimo į parduotuvę, jeigu tu nenuskenuoji, tu negali eiti apsipirkti. Tai čia jau yra pirmoji stadija, viena iš pirmųjų stadijų. Nothing to see here, just casually setting up the beast system right in front of our eyes. Wake up. So look at this. Tai turi parsisiųsti kažkokį appsą, tipo apsipirk ir eik, kad įeitum aplamai į parduotuvę. Turi skenuoti QR kodą. You're in London, you're on a business trip, you're staying in Greenwich, and you want to buy some food. So you go into the local Aldi's, like this one, and you think, I'm going to go in here and buy some food so that I can feed myself. And then you approach the barrier and look. Ir čia varteliai jau pastatyti ir būtent jeigu tu nenuskenuoji kažkokio ten kodo, tai tu ir nenueini apsipirkti. Tai dabar yra telefonu skenuojama, o vėliau bus skenuojama kažkokių čipų implantų į tavo ranką arba į kaktą. Tai prie to ir einama. You can get in the shop without having a QR code to scan here or to scan it here. And then you can go and buy things. Now this looks to me like the beginning stages of the digital prison. Taip, skaitmeninis kalėjimas. Elonas Muskas jau kalba apie masinę produkciją šitų visų čipų, kur jisai implantuoja žmonėmis smegenis, kad tai bus pradėta masiškai gaminti. Ir jūs nepatikėsite, 1972 metais jau buvo sukurta daina apie būtent šitą žvėries ženklą, pavadinimu saugokitės 666, tai 36. Tai kas nelabai suprantat apie tą žvėries ženklą, tai dar kartą paskaitysiu. Biblija rašo Jono apreiškimas. Ir jis daro, kad visi ir maži ir dideli, turtingi ir vargšai, laisvi ir vergai imtų ženklą į savo dešinę ranką arba į savo kaktas ir kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti išskyrus tą, kuris turi ženklą, ar žvėries vardą, ar jo vardo skaičių. Ir jo skaičius yra 666. Tai būtent apie tai buvo sukurta dainelė jau 1972 metais. Okay, so it is now official that Elon Musk is beginning mass production of the Neuralink brain chips. So I thought it'd be a great time to show you guys a song that was produced a year after Elon Musk was born in 1972 called Watch Out for 666. Check this out. In a vision of the future, I saw in a vivid dream that the hour is soon coming when men will become machines. A new one world order will rise and then demand that all the world's people receive their scientific brand. I saw a tiny free program, computer chips so thin, implanted in men's foreheads underneath
Tai jau jie prieš 50 metų dainavo apie būtent šitą žvėries ženklą, apie mikroschemas, apie tai, kaip saugotis ir neparduoti savo sielos. Tai Biblija rašo, kad tai visi tie, kurie priims žvėries ženklą, tie pareiškia savo ištikimybę būtent šėtonui, kadangi tai yra šėtono technologijos. Tai yra pabaigos laikų pranašystė, kada antikristas šėtonas fiziniam kūne valdys žemėje. Ir būtent matome, kaip pasaulis yra būtent ir ruošiamas antikristo atėjimui ir jo totaliai kontroliai. Biblija taipogi rašo, visi žmonės, kurie priims šitą žvėries ženklą ir pagarbins tą antikristą, tai visi tie žmonės degs ugnies ežere, kadangi jie nusisuko nuo Dievo ir pasirinko būtent šėtoną. 6 ženklas. Ir kai pamatysite Jeruzalę apsuptą kariuomenių, tada žinokite, kad jos suniokojimas artėja. Paskutinėmis dienomis bus konfliktai su Izraelio tauta. Jeigu atsivertus Ezekielio pranašystę, yra rašoma, kaip daugelis pasaulio tautų sukils prieš Izraelį, ką mes ir matome šiandienai, prasidėjusi karą su Palestina, su Iranu, būtent prieš Izraelį, ir tai tik pradžia. Prie jų prisidės dar kitos šalis. Ezekielio 38 skyriuje aprašo, kaip Gogas, Magogo šalies valdovas. Kas yra Magogas, tai yra Rusija. Tai būtent Rusija irgi prisijungs prie to karo. Rusija, Turkija ir kitos šalis. Ir mes matome, kaip Rusija ir Iranas bendradarbiauja pasiruošimui prieš galimą karą prieš Izraelį. Toliau taip pat Rusija ir Kinija taip pat spaudžia vieną ranką. Ir visos šitos šalis Ezekielio pranašystėje ir sukils prieš Izraelio tautą. 7 ženklas yra pranašystė, kad Izraelio tauta atsiras ant žemėlapio per vieną dieną. Ir Izraelio tautos nebuvo ant pasaulio žemėlapio. Tai šita pranašystė jau išsipildė, bet jinai kalba apie pabaigos laikus. Kad įvykus šiam įvykiui pabaigos laikai jau arti. Tai ši pranašystė jau išsipildė. Tai įvyko būtent 1948 metais, gegužės 14 dieną, kai per vieną dieną Izraelis susiformavo ir atsidūrė ant žemėlapio. 8 ženklas. Paskutinėmis dienomis ateis pašaipūnai. Mes ir matome, kad visur yra tyčiojamas iš Jėzaus Kristaus, iš kryžiaus, už tai, ką jis padarė dėl mūsų, kad jis atpirko mūsų nuodėmes tiek Holivude, tiek filmuose, tiek renginiuose, tiek muzikiniuose klipuose, tiek reklamose, tiek kur be pažvelsi, ten yra įsidirbinėjimas ir šaipimasis iš Jėzaus Kristaus. Tiek ir šaipamasi iš paskutinės vakarienės, įsityčiojame ir kiti dalykai. Ne tik tai tie pašaipūnai ir aplamai visuomeniai ir komentaruose komentuoja žmonės, kad joks Kristus nesigrįš, kad tai yra pasakos ir panašiai ir panašiai. Ir Biblija mums jau rašė tai prieš 1000 metų, kad paskutinėmis dienomis taip ir bus. Toliau paskutinėmis dienomis kils daug netikrų pranašų ir daugelis suklaidins. Tai ką mes ir matome pasaulyje, pilna visokių religijų, pilna visokių pranašų, kurie skelbia kažkokius mokymus, apie kažkokius neaiškius dievus, apie visokius iškraipytus mokymus. Popiežiai, visokie katalikai, mormonai, Jehovos liudytojai ir visi kiti nieko neturi bendro su tikruoju gyvuoju dievu. Tiek visokie budizmai, hinduizmai, islamas ir panašiai ir visos kitos nesąmonės. Jau naujojo amžiaus religija yra, kad ten iš kažkokios tai mes energijos galime patys būti kaip dievai. Arba taro kortos yra vėl demoniški dalykai, visokie yra juodoji magija. Arba atsidaryti tas savo čakras, pasiekti savo vidinį save per visokias meditacijas ir panašiai. Tai yra tie netikri pranašai, kurie daugelį suklaidins. Tai yra šėtono darbeliai ir šėtono melas. 10 ženklas. Nes kai jie sakys ramybė ir saugumas, tuomet juos ištiks staigus žlugimas. Pabaigos laikais, ką antikristas atneš taiką. Ir ką mes matome šiomis dienomis, kad jie visur skelbia taiką, nors visur pasaulyje vyksta karai, bet jie vos ne kiekvieną dieną skelbia apie taiką. Kas ir buvo sukurta šiais metais, taikos koalicija, kur jie kviečia daugelį šalių prisijungti į šitą koaliciją ir jie ten kalba apie taiką. Please welcome the chairman of the Board of Peace, the President of the United States of America, Donald J. Trump.
And many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. And we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had an incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. Kai jie kalbės apie taiką ir saugumą, juos ištiks staigus žlugimas. Antikristas ir atneš taikos sutartį, kurią vėliau įpusėjus suspaudimo laikams jisai nutrauks. Beje, Trumpas nėra antikristas, jisai yra kaip, jeigu pamenat, buvo Jonas Krikštytojas, kuris tik paruošė kelią Jėzui Kristui, paruošė kelią tikrajai Mesijui. Tai tokią rolę atlieka ir Trumpas, jisai kaip tas Jonas Krikštytojas, jisai tik tais paruošė kelią būtent tam netikram Mesijui, būtent antikristui. Toliau pabaigos laikais antikristas įgaus totalią kontrolę visoje žemėje ir jam buvo duota valdžia visoms giminėms ir kalboms ir tautoms. Nežinau kaip jums, bet man tai panašu būtent į tai, ką jie pastoviai kalba, naujoji pasaulio tvarka, New World Order. Said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. And how negative or positive it will be will depend on what kind of new world order we really create. There's a need for a new world order. Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. I think a new world order is emerging. Out of it came a new Europe, a new world order. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. You really need to bring China into the creation of a new world order. You got to eliminate that compliance and you make it a mandate. And then you do training, particularly in the city, I'll call them licensing departments, whether it's zoning, buildings, housing will be impacted by it, planning certainly, and you pick the people that run those agencies and the deputies that are pledging allegiance to the new world order and good governance. Even Ted Turner, who was rumored to be the one behind the Georgia Guidestones, says for the new world order he thinks the UN should be the global police. What do you think America's place in the new world order should be? It's always been seen as the global policeman. I think the global policeman should be the United. Jie visi link to pačio eina, visi link to pačio dirba, link vienos pasaulio tvarkos, kas bus būtent to antikristo valdoma. Battle lines for new world order based on power are being drawn right now. So yes, Europe must fight. Taip pat ir Elonas Muskas kalba Novus Ordo Seclorum, būtent naujoji pasaulio tvarka. Ir visi pasaulio politikai, visi milijardieriai ir Hollywoodo žvaigždės, jie visi dirba šėtonui ir nėra nei vienos pasaulio politikos, kuri nepriklausytų šėtonui. Todėl nustokit žmonės rinktis vieną šalį, kitą šalį. Neva tai viena šalis politika gera, kita bloga. Tiek Ukrainos politika, tarkim, čia kaip pavyzdys, tiek Rusijos politika, jie abu kariauja, bet tai yra viena šėtono ranka. Šėtonas valdo tiek Ukrainos politiką, tiek Rusijos politiką. Ir šėtonas valdo visas pasaulio politikas. Kol jūs to nesuprasite, tol jūs aplamai vaikysitės vėjo. Visų pirma, reikia suprasti, kad šio pasaulio valdovas yra šėtonas ir jisai viską valdo. Ir tai, kas vyksta ant pasaulio scenos, kas vyksta pasaulyje, viskas yra jo darbeliai. Kol jūs vaikysitės kažkokių tais pusių, viena pusė tokia, kita anokia, aš palaikau tą, o šito nepalaikau, jūs nerasite tiesos, nes tas abi pusės laiko šėtonas. Toliau paskutinėmis dienomis bus pagausėjęs žmonių vieni kitų nekęs, gausės neteisybė ir nusikalstamumas. Tai ką mes ir matome.
Na tai yra kasdienybė, tai jau yra normalu, tai vyksta kasdieną, tai vyksta visur, visose pasaulio šalyse. Tai yra kreivė iš Amerikos, kad kaip yra išaugusi būtent suėmimų skaičius per 100 000 žmonių. Nusikalstamumas didėja, čia beveik 100-mečio laikotarpio kreivė, būtent kaip jinai išaugo per paskutinius 10-mečius. Kaip ir rašo Biblijoje, kad paskutinėmis dienomis bus taip pat, kaip buvo Nojaus laikais. O kas buvo Nojaus laikais, tai buvo tas pats blogis, kai pasaulyje buvo visokie iškrypimai, didelis blogis, didelis nusikalstamumas, niekas netikėjo, niekam buvo niekas neįdomu, visi gyveno savo, kaip patys savo dievai. Tai būtent šiomis dienomis mes matome būtent tą patį. 13 ženklas. Paskutinėmis dienomis bus išaugęs žemės drebėjimo gausumas ir įvairiose vietose bus didelių žemės drebėjimų. Jeigu pažiūrėjus į 100-mečio skalę, kaip išaugo žemės drebėjimų skaičius ir matome, kaip per paskutiniosius 10-mečius visą tai išaugo drastiškai. Ir čia aplamai yra pažymėti tik tais žemės drebėjimai nuo 6 iki 8 balų, kurie yra stipresni, o visi mažesni net nebuvo čia pažymėti. Toliau čia visų sudėjus katastrofo vėlgi yra rodiklis per 100 metų. Tai yra tiek žemės drebėjimų, tiek vulkanų įsiveržimų, tiek visokių audrų, uraganų ir kitų visokių katastrofų. Tai yra dar vienas rodiklis, kad mes artėjame prie pabaigos laikų. 14 ženklas, kad paskutinėmis dienomis žmonijos judėjimas pasaulyje išaugs, tai yra žmonės keliaus pirmyn ir atgal. Daugelis lakstys ten ir atgal. Ir ką mes matome būtent per paskutinį 70 metų, kad visas judėjimas žmonijos išaugęs. Būtent tą padėjo pasiekti mums lėktuvai. Lėktuvai buvo sukurti kiek daugiau negu prieš 100 metų. Tai yra dar viena pranašystė, jog paskutinėmis dienomis būtent išaugs žmonių judėjimas. Tai yra būtent skalė, kaip išaugo nuo 1950 metų žmonių judėjimas per pasaulį iki 2018 metų. Tai galima pamatyti, kaip drastiškai yra išaugusios kelionės ir milijardai žmonių keliauja pirmyn ir atgal. 15 ženklas. Paskutinėmis dienomis sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios ant visų kūnų ir jūsų sūnus ir jūsų dukros pranašaus ir jūsų jaunuoliai matys regėjimus ir jūsų seniai sapnuos sapnus. Tik paskutinėmis dienomis Dievas išlies savo dvasią ant žmonių, ant daugelio, kurie matys ir sapnus, ir pranašaus, ir matys regėjimus. Ir ką galima pastebėti, kad žmonės, kurie to domisi, tai yra labai daug skirtingų žmonių, kurie mato tuos sapnus, mato regėjimus, būtent apie pabaigos laikus, apie Kristaus kūno paėmimą, turi sapnus, kaip Dievas pasirodo jiems, rodo, kad jis jau čia pat, jis jau ateina. Ir kad pabaiga jau čia pat, tam, kad žmonės skleistų tai kitiems, kad budintų kitus žmonės, draugus, šeimos narius, kadangi pabaiga jau čia pat. Maži vaikai mato visokius regėjimus. Čia vienas iš jų. Hi, Jesus. You're so beautiful. Jesus, when are you coming back? We need you. I need you. Oh my God. I miss you, Jesus. I miss you. Dad, you're so pretty. Hi, Dad. Do you see me skateboarding? Dad passed away a year ago. Oh my God. You're so pretty. You're so pretty. I wish I was with you, Dad. It's so pretty up here. There's so many flowers and butterflies. Butterflies, a lot of butterflies in heaven. God is so pretty. Hey, look at me. He has fire eyes. Kason. Yeah, he does. I know he'll save everyone. Yeah, you're so cute. Can you see now? Can you see? I see heaven. I love you so much. I want to spread the gospel more.
Vaikai mato regėjimus, jie turi sapnus apie pabaigos laikus, Jėzus jiems pasirodo, jie mato Jėzų, jie mato rojų, šitas vaikas matė tiek Jėzų, tiek rojų, tiek savo mirusį tėtį, tiek kas yra rojuje, matė gėles ir matė netgi pasakoja, kad Jėzaus akis yra kaip ugnis, kas yra prašyta yra Apreiškimo 19 skyriuje, kai Kristus sugrįžta su ugninėmis akimis. Jeigu jūs galvojate, kad čia kažkoks melas yra, kad vaikas gali surežisuoti ašaras, tokias emocijas, kad tai yra netikra, tai tada jūsų neįmanoma nieko įtikinti, nes tai yra tiesa ir tai yra tik vienas iš, nežinau, iš 100 000 turbūt vaikų, kurie mato tos regėjimus, kur pilnas internetas yra apie juos ir kiti žmonės turi sapnus ir ypatingai islamo šalyse, kur jie neturi prieigos iš viso prie krikščionybės, prie Biblijos, ten Jėzus apreiškia savo sapnus žmonėms, kurie per tuos sapnus tampa išgelbėti, jie įtiki į Kristų, tokiu būdu Dievas gelbsti žmonės. Ir tai yra ženklas, kad mes gyvename paskutinėmis dienomis. Žinoma, yra ir šėtono prikurtų panašių dalykų, tai yra melas, reikia vėlgi atskirti, kur tiesa, kur melas, nes šėtonas visada ten, kur Dievas, ten šėtonas savo versiją pateikia ir jisai viską pasakoja melagingai, tai reikia tą labai atskirti. Toliau daugelis žmonių taip pat pasakoja apie priešmirtinę patirtį, kai jie buvo išėję iš savo kūno, matė dvasinį pasaulį ir kaip padaugėja yra šių įvykių per pastaruosius dešimtmečius, viskas drastiškai išaugė, visų šitų įvykių skaičius ir kaip Kristus apsireiškia žmonėms, parodo jiems tiek pragarą, tiek rojų ir tokių pasakojimų yra tikrai labai daug. Jeigu suprantat angliškai, tai tikrai galite pasiieškoti, tik tais jau klausykit, ką ten šneka, nes yra daug ir melagingų tų dalykų iš šėtono pusės, kur ten pasakoja, kad neva mato kažkokius materiją, tu esi kaip materija, tu susilieji su kosmosu, tai čia yra iš šėtono, to nėra, mes esame, mūsų siela turi kitą kūną, tai yra dvasinis kūnas ir po mirties yra arba rojus, arba pragaras, nėra jokios materijos, nėra jokio kosmoso, tai yra iš šėtono tam, kad vėlgi apgauti, kad žmonės galvotų, kad po mirties jie neva patampa kažkokią visatos dalimi. Tai tuo ir baigsiu šios ženklus, aišku, galima kalbėti apie dar daugiau ženklų, tai čia vėlgi reiktų giliau plėstis į visus tos dalykus, bet čia ir sustosiu. Toliau čia Lietuvoje, danguje ženklai, kaip ir minėjau, Dievas palieka visur ženklus, simbolius, tiek mėnulis, tiek dangus, tiek kiti dalykai. Nežinau kaip jums, bet man tai panašu į apokalipsės raitelius. Tai būtent šitos balta, raudona, juoda ir išblyškusi, apie ką prašo Biblija, apie pabaigos laikus, kai bus 4 apokalipsės raiteliai. Tai pabaigai tokį linksmesnį vaizdelį, galbūt tai padės jums atsiversti Bibliją. Man, let me go read my Bible. I ain't even finna keep playing with them. Neerzinkit Dievo ir galbūt atsiverskit tą Bibliją. Jeigu dar kažkas yra nepriėmė Kristaus kaip savo gelbėtojų, tai yra labai paprasta padaryti. Tai tiesiog pripažinkit, kad jūs esat nusidėjėlis, nes mes visi esam, Biblija rašo, kad visi nusidėjo ir visi stokoja Dievo šlovės. Mes esame melagiai, mes skaudinam kitus, mes darom blogus darbus, mes galbūt kažką esame pavogę, galbūt kažką skaudinę, esam gobšus, savanaudžiai. Visa tai prieš Dievą yra nuodėmė. Ir jeigu jūs nors vieną iš šių dalykų padarėte per savo gyvenimą, reiškia, kad jūs esat nusidėjėlis. Ir kadangi Dievas yra teisus ir jis privalo teisti, kitaip jis nebūtų nei teisus, nei šventas, todėl jis privalo teisti visą blogį. Ir kadangi mes esame visi kalti, mes nusipelnome bausmės. Bet Dievas taip pat yra ir mylintis, ir jis iš meilės siuntė savo sūnų Jėzų Kristų, tam, kad jis būdamas tobulu, jisai buvo be nuodėmės ir jisai savo šventų krauju, jo kraujas buvo tinkamas atpirkti mūsų nuodėmes, jisai išliejo tą kraują ant kryžiaus už viso pasaulio nuodėmes, taip pat ir už tavo asmeninės nuodėmes. Ir jeigu tu pripažįsti savo kaltumą širdyje ir tiki, kad Jėzus Kristus atpirko tavo nuodėmes ant kryžiaus ir kad prisikėlė 3 dieną, tu šiuo nuoširdžiu tikėjimu esi pilnai išteisintas. Mes negalime užsitarnauti to išgelbėjimo jokiais savo darbais, net nesvarbu ką bedarytume, nesvarbu kaip stengtumėmės,
Mes niekaip negalime patys savęs išgelbėti. Tai mus gelbsti tik tas nuoširdus tikėjimas, ką Kristus padarė. Tai tikėkite tuo, tikėkite nuoširdžiai ir sukalbėkite šitą maldą tam, kad Dievui tiesiog tai pareikšti, pripažinti ir priimti jį. Yra begalės daugybė klaidingų mokymų, bažnyčios moko, kad mes neva turime užsitarnauti kažkokiais savo darbais, vandens krikštais, bažnyčių vaikščiojimais, maldomis, kažkokiais pinigų aukojimais, išpažintim kunigų, visa tai yra melas, visa tai yra šėtono melai. Iš tikrųjų mes esame išteisinti būtent tuo nuoširdžiu tikėjimu. Jeigu skaitot Bibliją, tai patarčiau skaityti 13 Pauliaus laiškų, tai būtų nuo laiškas romiečiams iki laiškas Filemonui. Skaitykite tos laiškus ir supraskite, kaip mes esame išgelbėti, tai būtent tik tuo tikėjimu. Romiečiams 10:9, kad jei savo burna išpažinsi viešpatį Jėzų ir tikėsi savo širdyje, jog Dievas jį prikėlė iš numirusiųjų, būsi išgelbėtas. Nes širdimi žmogus tiki teisumui, o išpažinimas burna atliekamas išgelbėjimui. Apie tai turiu kitus įrašus, tiesiog pasiieškokite mano Facebook'e arba mano YouTube'ės kanale. Ir apie tai aiškinu plačiau, kas nematė, kas nežino, bet tiesiog pripažinkit savo kaltumą ir nuoširdžiai tikėkit, ką Kristus už jūs padarė. Ir jūs esate išteisinti, Dievas jūs pakrikštis ne vandeniu, bet šventąja dvasia, tai yra dvasinis krikštas. Ir ta šventoji dvasia yra užstatas būtent už jūs, kad jūs esate išpirkti, išteisinti ir kad ir kas jums benutiktų, jūs keliaujate tiesiai pas Dievą, tiesiai į rojų, į dangų.